Jo, labą dieną. Pabandysiu parodyti, kaip atrodo standartinis savaitgalis turint jachtą. Ir reiškia, vyksta pasiruošimieji darbai. Viskas yra sumesta į bagažinę, ko turėtų prireikti savaitgaliai. Tai dabar čia reikia viską tvarkingai susikrauti, nes dar čia reikės ten. Čia dar turės tilpti drabužiai, alus, maistas. Čia bagažiniai tvarka. Reikia sudaryti. Toliau į laivą bus racija. Paėmiau ICOM 94 nešiojama radijo stotelė su priimančiu aisu. Čia yra tipo, dabar radiją tai namie palikau, aišku, čia yra lizdas, tai tipo, jis įstato čia į šitą ir kraunasi. Tokį laidą reikėjo dapirkti, nes komplektą kaip perki duoda tokį, man toks netinka. Tai man reikia va tokią, kur tą prikurytelį gali įsikišti, bet tą, kur prikurytelis aš tai turbūt nukirpsiu. Ir aš ten turiu pas save elektros dėžiai tiesiogiai, saugiklius ten padaręs, ten dar mygtukas, ten žodžiu, kad kitaip būtų. Nu, dar čia porą tumbleriukų turiu, ten reikės įsidėti. Ir aišku, kur labiausiai saugojama, tai tam elektros skydui tokį sumoketavau dalyką, žodžiu. Čia ant elektros skydo tokį užklijuosiu, čia tipo ką reiškia mygtukai parašiau. Čia, nu, tipo, kad, nu, gražiau atrodytų. Ir čia Sailing Vessel perkūnas ir čia perkūno vaizdas iš šono. Tai dabar, tipo, švediškas tas laivas, nėra čia jokių registracijų, nieko. Bet reikėjo čia kažką greit užrašyti, taip greit. Sakom, davai, bus perkūnas. Nu, perkūnas, nu, nematė, bus gerai. Tai kas dabar per situaciją? Dabar yra ketvirtadienis, aš važiuoju prie laivo penktadienį, tai yra rytoj. Ir stengiuosi iš pat ryto važiuoti. Tai šiandien reikia susiruošti, va čia tos dalykus, aš juos rašiuosi, susirinkinėju čia daiktus, čia va laidžiuką kokį nusipirkti reikia, dar kažką, šuduką, makaliuką. Tai va taip visą savaitę ruošiesi ir rytoj išvažiuojam prie laivuko. Net saulė išlindo tokią apniaukštą dieną. Varau namo. O rytoj iš ryto kelsis anksti ir varysiu pas perkūną. Jo, taip. Išaušo penktadienis, užsipilinėjau kurą. Dar buvau į depą užlėkęs, paėmiau 2 peilius ant priekinio ir galinio rėlingo užsidėti. Tai į depą radau labai tokių fainų peilių po 2,5 euro. Labai gili makštis peilių. Tai tvirtai turėtų laikyti. Va, tai akumai pakitos pakrauti, saliarkos baką prisipyliau, mašinos dujų baką prisipyliau, dabar jaučiu varau namo, susirenku valgyti visą kitą ir jau tada šaunu prie perkūno.
namo, prabėgu laiptais, sakau, čiupsiu daiktus, viską iškart į mašiną ir varau prie laivo. Barbora nėra, neatvažiavo Barbora, vėluoja, netvežė alaus, nu ir maisto netvežė irgi. Žodžiu, laukiu prie lango. Ne, nu visai jau, sakė, tuoj bus. O, atvažiavo. Kur jis ten važiuoja? Žodžiu, jaučiu dabar ir laiptinės ten supainios, kai visą laiką ne ten neš, skambins, neras. Jo. Atėjo Barbora, į 4. aukštą atnešė čia viską. Dabar normalių maišų reikia pasiimti ir persidėti iš šitų makulatūrų į maišus reikia viską dėti. Tai iš tų nesąmoningų į normalius reikia būtinai persidėti, nes šitie belė kada plyšta ir šiaip yra didžiausia nesąmonė. Galėtų uždraust, kaip ir, uždraust galėtų. Tai čia ką Barbora, šitus du maišiukus atnešė. Dabar einant į apačią. Taip, vat ir nešiojam čia. Dar porą daiktų pasiėmėm, nes važiuojam su nakvynė. Tai reikia turėti ten, žodžiu, visko, kad nepritrūktų nieko. Tenka mums neplanuotai sustot kelionės metu. Barbora biški čia pridarė nesąmonių. Reiškias, kefyro pritrūkom ir varškėčių. Bet negavom varškėčių, tai paėmėm žemaičių, nes Žemaitijoje esam. Žemaičių blynų. Grietinės irgi taip pat neplanuotai visai užsitęsė kelionė. Svarbu tą Toyota trauktis, nes jau taip šliaužia visą kelią. Atsibodo ten su juo man. Atvažiavo. Čia dabar vyksta toks daiktų susinešimas ir vedinam smarvę iš laivo. Niuchas tai geras toks, ui. Aišku, vandenėlė čia yra. Čia kai išvažiuoji į tą laivą, palieki viską uždarai. Čia taip gerai pridvista viskas. Nors ir yra čia tos ventiliacijos pas mane, bet tai vis tiek blogai. Tai dabar vyksta laivo išvedinimas. Dar trumpa apžvalga apie elektrą. Čia pasuki taukšt, įjungi, antrą, čia pirmas sakumas. Pasidariau ekranėlis. Ir dabar čia matosi, kas yra su batareikam, kokia situacija. Tai matau ir kiek įtampos nulikę, ten tipo kiek batareikas likę. Ar krauna, ar nekrauna, žodžiu, viską matau dabar.
O šiaip šitai tai išjungiu elektrą ir tie išsijungia. Taip padariau. Čia šiaip labai gudriai, nes ten tai aš valdau pliusą, o čia yra 2 akumuliatorių įtampa, ne vieno. Ir kaip man pavaldyti pliusą su 2 akumuliatorių pliusą su vienu mygtuku, tai yra aišku elektrikas čia pas mus yra relė. Ir ta relė mum, žodžiu, pavaldo minusą. Tai į čia ateina pliusas iš vieno akumo, pliusas iš kito akumo. O kai ta relė gauna pliusą, jinai paleidžia minusą į tuos abu daviklius. Tai čia labai gudriai padaryta yra. Tai ką reiškia turėti jachtą? Atvažiuoji, porą minučių pailsi ir tada reikės šį stiebą lipti, varžtus įkiot, skylių gręžioti, remontuoti. Tokia va ta kasdienybė būna. Čia dabar, kol dar ilsiuosi, bandau nuo radijo, gal kažką išgirsiu. 16 kanalų nieko neišgirdau. Dabar bandau 73. Šiaip šita racija yra licencijuojama ir, belė koks aslas negali jos valdyti. Tai aš turiu aišku pažymėjimą, dabar jau išsilaikęs radijo ryšiaus operatoriaus pažymėjimą, bet aišku nusipirkti belė kuris aslas gali, tai gali nusipirkti ir šnekėti ir šiaip dzin. Tai aš tą pažymėjimą turiu tik tam, kad man reikės, kai pakrančių teisės laikysiuosi, tai kad pakrančių ten tą gauti, ten žodžiu kitaip neduoda. Varau kopėtėlės pasiimsiu. Biškį palipsiu į stiebą ir po to biškį dar palipsiu dar į stiebą, bet jau dar aukščiau su apraišais. Reikia tuos lazy jackus pasikabinti, kuriuos aišku galėjau pasiruošti žiemą, kai buvo stiebas ant laivo padėtas, bet aišku nepasirašiau. Tai dabar galėsiu pasikarstyti biškį. Kapitonas Justas pasirašė kopėčias. Čia va ir saugiai pritvirtinta viskas labai čia va ant mazgų. Tai pradžiai kopėčiom, o po to jau ten kitaip. Čia reiškias yra apraišas. Aš čia labai neatmenamų laikų turiu, nes esu čia ypatingai pažengęs alpinistas. Tai kaip rimtas alpinistas, žinoma, turiu savo įrangą. Čia turiu tokių dalykų, kilpų, šniūrų visokių. Kažkada tai į kalnus tenai eidavau, tai tipo naudojau, reikėjo, bet po to taip gavos, kad labiau prie ežero supynės vaikam į medį ten aukštai pušį lipdavau ir tada supynėm naudojau. O dabar stiebą lipsiu. Kadais biškį plonesnis buvau. Viskas daugiau nebepasimažino. Per ūrą neužeina. Gal kažkaip. Užmoviau. Tai to net nereguliuosiu, aš manau, tas man ant didžiausio nustatymo bus gerai. Kojas biškai pasiveršiu, nes pas mane labai makaroninės kojas. Šiaip reikia gerai užsiveršti, nes po to labai nepatogu būna. Gal šiaip bendrai didesnių apraišų reikėtų. Va, reiškia, ten po tada genitalijas gerai apspaudžia, matosi šokio būna. Žiūrėk, dabar čia yra šitas šniūras, ne? Šitas yra, va, tam lygiai tas pats, ne? Čia va, apviniosi, 3 gali 4 kartus, ne, 3 bus patogiau. 3 kartą apvinioji ir aš kai lipsiu viršų, tu va šitą tiesiog va čia va taip patempsi, irgi apačią, na ir tas irgi tempsis, čia prilaikysi. Žodžiu, turi stipriai laikyti, nes jeigu krisu, tai turi laikyti tada stipriai. Supratai? Taip. Čia nieko nebus. Na,
Dar aukščiau lipsi. Dalip. Žinai ką? Reikės, kad atneštum makitą su grąžteliu. Ką? Makitą su grąžteliu. Tai čia dabar visur lieka daug tokių šniūrų negražių. Visur čia ieva kabo. Aš tokį įrankį po to atsivešiu, aš dabar neturiu. Reiškia, per šniūro vidų tokia vėlytė su kilpa prasikiša ir čia išlenda. Tada įkiši šitą galiuką ir tą vėlytę trauki virš ir šitas visas laisvas galas, jisai sulenda į virvės vidų, į šito šniūro vidų. Čia tokia tipo splaisinama virvė, čia dainima. Pavargau biškelį jau, toks va tas buriuotojo gyvenimas. Einu dar pasidarysiu vieną mažą poilsiuką ir dar kažką reikės eit nuveikti. Čia dabar, kur nusipirkau peilių, tai dabar dėklus gadinu, naujus visiškai ir pjaustau. Čia va toksai čia buvo. Nes man tada čia va, kai aš tvirtinu, man geriau priglundo, mažesnis tarpas lieka. Tai va taip va. Vieną peilį čia dedu, atsigint. O kitą tenai priekį dėsiu. Nu ir ant priekinio reilingo priekinis peilis. Tai šitų peilių pagrindinė esmė dabar yra apsiginti nuo kacapų. Nes dabar Baltijos jūrui ten jie visai išraganėja, ten plaukėja su savo kariniais laivais, ten daro, ką nori, žodžiu, traukiu šitą. Kokie 16 durų į krūtinę turėtų būti, dar 5 į akį. Ir va taip, kad apsiginti. Tai čia yra pirminis, pagrindinis panaudojimo tikslas, kam jie reikalingi. O antrinis toksai šitų peilių, tai jeigu čia apie virvę, jeigu šiaip reiktų nupjauti, tai geriau tada turėti peilį po ranką. Tai vieną dedu į priekį, o kitą, tai... ir kitas peilis čia kokpite, galinis, žodžiu. Dar kaimynai aplankė čia į uostą, atplaukė slaptas agentas. Čia toks tipo auga, varau pasiplaukiat. Ir varo į Kuršių marias. Šiaip geras oras dabar pasiplaukia, tai gerai, kad varo. Tai dabar slaptas agentas šapų krūvą išplaukė. Dabar atplaukė slaptas agentas gulbė šiknoj koja. Čia tokia uosto vietinė žymybė. Ir aišku, kita žymybė tai yra Certas uoste. Tenai atvyksta. Kadangi esu nepasiturintis pilnai, tai šitas Drevernos uostas yra vienas pigiausių uostų Lietuvoje. Vienas iš pačių pigiausių uostų Lietuvoje. Tai šito viso kaina tai yra, kad už 5 metrų vyksta amžinai koncertai ir labai geri. Dabar atvažiavę 2 donatai, ten vienas pasikoręs, rytoj atvažiuoja ten ta bunkė kažkokia. Žodžiu, po to dar ten kažkoks grybas ir jie čia gieda, klykia ir trukdo, gadina rimti. Čia kalbiškai negražiai nuskambėjo, tai šiaip tai viskas labai gerai su uostu, man tai labai patinka Dreverna, dėl to ir aš čia ir norėjau tą laivą laikyti, nes šiaip tai galėčiau turėti normalų laivą su ten dideliu kyliu ir ten kokį Klaipėdai laikyti ar panašiai. Bet Dreverna toks labai mielas, šiltas uostelis yra, tas labai fainai. Tik tai turi vieną minusą, tai ten tos dainininkus. Va. Pramogaujam toliau.
Kadangi turiu jachtą, tai turiu ką veikti. Atsivežiau virves. Šitą virvę dabar noriu čia va visur pakeisti. Čia yra tokia virvė, čia yra tokia, čia yra dar kitokia, tenais yra dar kitokia. Noriu, kad visos būtų vienodas ir kad visos būtų bent jau vienodo ilgio, nes žiauriai nekenčiu, kai visos belė kokios, tai pasikeisiu virvę, žodžiu. Na, tai va taip, visą dieną ir prabėga, tai dabar susikabinau fenderis, čia mano gražuolio perkūno, dabar jau joks skutiristas turbūt nebenubraižys. Varau, apsitvarkau ir rytoj kartojam viską iš naujo, rytoj tada einam vėl keliamės anksti, einam čia remontuojam, grežiam, darom, sukam. Rytoj reikia biškį prie elektros čia padirbėti, dar porą laidų prasitempti, mygtukų ten pasijung, žodžiu, pasidaryti. Po to per pietus atvažiuoja draugai ir per pietus tada plauksim paburiuot kažkur. Šeštadienis, rytas. Vakar biškai daugiau ilsėjomės, nei kad buvo planuota. Tai šiandien rytas toks nėra labai produktyvus. Labai čia tų darbelių nepasidarysiu, turbūt ką norėjau pasidaryti. Tai toksai šiandien gausis labiau paburiavimas, nei kad paremontavimas, nes remontam nėra nuotaikos dabar. Tokius labai smulkius darau dabar dalykus, va, užsiklijavau tą lipduką. Na, nelabai gražiai gal atrodo. Taip. Bet, kad ir kaip būtų darbas atliktas blogai, jisai dabar yra atliktas ir dabar atėję svečiai į laivą žinos, kurį mygtuką paspausti, kad kažkas atsitiktų. Tai jau labai gerai, nes man nereikės aiškinti. Ten kairys, dešinės, trečias iš viršaus, ten tai dabar nebereikėsiu. Ai, ir dar gavau. Kur aš pasidėjau dabar? Jau nebeatsimenu, kur pasidėjau. Čia gal kur padėjau? Va, radau. Buvau paslėpęs vakar, pamiršau, kur padėjau, dabar radau. Čia naujas equipmentas į laivą. Ir va. Nu tai čia jungi saulės panelė čia žodžiu krauna akumuliatorius, chargeris, kontroleris paneliai. Na ir čia valdymas atskirai, tai šitą įdėsiu į runduką, kad didelis nesimaišytų, o šitą ekraniuką tai galvoju, čia va, gal aš jį įdėsiu, tipo prie tų juodų. Čia taip viskas lievai atrodo pas mane, nėra čia modernų ir gražu, ar čia iš vis jokio stiliaus nėra. Saulę tai dėsiu tokį, tipo tą arką darysiu ant reilingo ir ten didelę panelę labai dėsiu, didžiulę, nes turiu labai didelį elektros vartotoją, šaldytuvą, alaus šalto reikia, tai čia ir svarbiausias dalykas dabar, prioritetas, nes šaltam aului gaminti reikia labai daug elektros, tai projektas toks. Šitus dalykus, tai čia yra mano iš YouTube'o pirmi uždirbti pinigai, čia sponsoriai, žodžiu. Tai va, ačiū rėmėjam už dovanas, atsidėkojant 10 sekundžių reklamos. Tai yra bakli, natūralios odos piniginės, daržai vaikam mušti, antkaklį šunim parišti ir panašiai. Apsilankykit bakli. Čia, nuoroda.
Atvažiavo dar vienas YouTube'o žvaigždės, kaimynai. Spėkit, ką veikia. Atvaro į laivą. Pirmas dalykas atsirakina, išsitraukia įrankių dėžę ir eina remontuoti laivą. Sako, su variklio temperatūros davikliu kažkas negerai. Atsivežė traktorinį dės, ten colis, metras, sriegius, tinka, netinka, žodžiu, problemos visur. O man tai kažkaip įsidėnojo, nuotaika pagerėjo, tai aš irgi čia įrankių dėžės išsitraukiau. Viską čia darau. Čia noriu pasijungti tumbleriukus, kad nešviestų naktį tos lempos. Tai čia įdėsiu tumbleriuką, pokšt ir atjungia tas lempeles. Nes dabar šitas įsijungia su kirtikliu čia, nu žodžiu. Ir dar antras tumbleriukas bus, tai noriu šitą va, nuo kuro bako pajungti, kad galėčiau pamatyti, kiek yra kuro bake. Aišku, čia pamiršau graštelių dėžę pasiimti, turiu graštelių tik iki 10, o reikia 12, tai iš Aibės gavau siuntinį tokį vat varą, kai į betoną. Net išdraska viską. Iš vieno čia tokio žinomo youtuberio dar išmokau vizitinę kortelę palikti savo. Tai irgi va taip va prišūdinau čia belę. Nu veikia, viskas gerai. Čia vat paimu ir tą aukštį ir išjungiu, ir po to tą aukštį ir įjungiu. Va, ir dabar liko tik tai tą prijungti. Nu, o finale tai va taip atrodo. Čia va, įjungi, išjungi, o tas, žodžiu, čia neveikia. Neveikia, nes nepajungiau ir jau nepajungsiu. Dabar gal rytoj, nežinau, dabar jau varom mes plaukti į marias. Nu, va taip savo ir čilinam čia savo. Aš biškai pakoreguoju vis kursą, bet šiaip tai vairuoja šniurgalis, labai gerai veikia. Gumelė, čia biškai pasitampo vėjas, pakyla, čia pakrenti, pakyli, žodžiu, nu, pavaldo tas šniurgalis visai neblogai. Varom prie kopų, pikniką pasidarysim. Atplaukėm prie kopų, kapitono visas pareigas padariau, laivas ant inkarą, ten, žodžiu, svečiai įgula visa, mėgaujasi vaizdais, o kapitonas eina pailsėt biškį. Nu ką, biškį pamėgojom, atsistatėm energiją. Dabar vyksta manevras Diesel grotas. Nelabai čia turim vėjo, tai varom taip. Varikliuką labai nedaug uždėjau. Nu ir jeigu į priekį vendavom, tai dabar esam tam centre, to ciklono, anticiklono, ko ten žodžiu. Jis sukasi tie vėjai visą dieną. Tai žodžiu, į priekį atvarėm prieš vėją, dabar prieš vėją grįžtam. Ir tas lietus va ten, kur buvo. Tai jis ten dar kabo, vis kabo. Bet jaučiu neužilgo, jau čia užeis ir grįšim šlapi vis tiek.
tai visiškai vienodai, jiem čia tas dangus neaukės ar ką, nes sulysi viduje visiems gerai, niekam neįdomu. Man tai aišku reikės tuo metu dar prisiparkuoti. Tai įdomiai kažkas laukia. Neaukės, visą dieną neaukės ir žodžiu, toks jau dabar per kamerą tai turbūt neatrodo baisiai, bet labai taip jau atmosfera keičiasi. Oras, nei lyja, nei saulė šviečia, nei vėjas pučia. Nu, viskas, grįžom, prisiparkavom, šiek tiek lynoja, lašnoja, taip maloniai, šiaip fainai, nes nekaršta, apsiniaukia, šilta, nu, fainai. Varysim į kavinę, tai šiandien užbaigiam ir dabar keliamės į rytojų, į sekmadienį. Tai žodžiu, visą savaitę būna tokia, kad visą savaitę ruošiesi atvažiuoti prie laivo. Penktadienis standartiškai pas mane yra remontam. Šeštadienį ryte standartiškai yra irgi remontai. Tada šeštadienį po pietų išplauki kažkur, pasiplauki jį grįžti. Ir sekmadienis yra vėl remontai. Tai dabar jau rytas sekmadienio, pavalgiam, papusryčiavom ir dabar galim eiti pasukiot varžtų. Seni kaulai. Niekas čia šiais metais jau neremontuosiu ir yra likę čia va tų lentelių. Tai reikia tas lenteles čia įdėt. Čia yra navigacinės šviesos lempos, tas šviesos lempos laidas, reikia tą laidą pasijungti, ten irgi reikia laidą pasijungti, čia reikia viską sujungti. Už savaitės šitas laivas turi plaukti jūrą, tai reikia čia tokius pašalinti, nes kai išplauksim ant bangų, tai čia viskas sudaužys ir suvartys. Teko daryti mano mėgstamiausią darbą, lysti runduką. Ten forpike pajungiau laidus, navigacinę lempą nešviečia. Na, žodžiu, dabar tada ieškojau, kodėl nešviečia. Radau problemą. Ten yra, žodžiu, jungimas laidų ir jisai, ten nekontaktuoja, pajudini veikia, pajudini nebeveikia. Ir jau norėjau eiti tvarkyti skydą. Gesintuvas ten numestas buvo. Jisai čia ne vietoj yra. Labai pavargau tą gesintuvą iš kampo į kampą tampyti, tai dabar sakau, čia va, aš jį primontuosiu. Toks, aišku, biški čia gal ant vaizdo gaunasi, pastoviai matysis jisai. Bet labai patogi vieta, nes jisai čia nesimaišo. Akis kliūva, kaip sakant, bet už tai fiziškai nesimaišo. Labai gerai.
Tai grįžtam atgal į Forpiką, ten, kur ir pradėjom šiandienos rytą. Čia jau tą pusę sudėjau, dabar čia tos apvadus dedu ir liks po to ten susitvarkyti tą galą. Nu, va jau kaip ir viskas pabaigta. Aišku, čia, sutrinta viskas, va čia taip atrodo viskas pošlikščiai. Čia nesisuko varžtai, tai šalia tiesiog kiaurai. Tokių va pridėjau. Bet neimu per daug į galvą. Nes Forpikas čia jis yra toksai sandėlys, čia ateini visus daiktus sumeti. Taip pat čia turėtų būti mėgamos vietos. Aš labai galvojau, kad mes čia būsim išskirtiniai ir čia padarysim mėgamos vietas, viską tvarkingai. Bet realybė tokia, kad nesam čia nieko mes išskirtiniai. Čia yra tiesiog daiktų saugykla. Viskas. Čia dar yra tokie 3 rundukai. Atsidaro. Ir čia yra daug vietos. Čia yra tokie šoniniai. Čia dar yra prieki toksai. Daiktam susikrauta. Bet tų nelabai ten iš tikro naudojam, nes čia kai viską apkrauni daiktais, tai tada čia turi viską išsikraut, kad atsidaryti tos rundukus. Tai čia gal labiau tinka laikyti kažką, ką labai retai prireikia, jau ten ypatingai retai, bet laive vis tiek turi būti. Tai su Forpiku šiam savaitgaliu tiek, čia daugiau nebelysiu, manau, dabar reikėtų echolotą jungti. Tai echolotą dėsiu čigoniškų variantų, kaip viską čia aš darau, tai dėsiu iš vidaus, ne iš išorės, tai pamaitysim eigoj kaip. Čia, kur buvo šildytuvas, išėmiau. Čia, žodžiu, buvo žiauriai viskas juoda, čia šveičiau, viską išveičiau. Ir dabar čia pradėjau išorę valyti ir kai valau išorę, viskas byra vėl į vidų. Tai pribirinsiu šiukšlių į vidų ir tada antrą kartą plausiu. Čia yra toksai sonaras, kuris turėtų būti po vandeniu, žodžiu, jis ten ir tada veikia. Bet aš jo po vandeniu nekišiu, aš jį dėsiu iš laivo vidaus, o visa magija yra tokia. Tokia vat yra dėžutė iškastruota. Aš ją nupjoviu, perpjoviau. Ir ta dėžutė, jinai kažkur čia vat atsidurs. Taip, kažkaip, o gal ten. Aš ją susikafleksiu, priklijuosiu prie laivo korpuso. Tada pripilsiu į ją polisterinės dervos ir įnardinsiu šitą. Ir kai šitas daiktas va taip įsinardins, jisai veiks. Jisai veiks ne taip gerai, kaip veiktų panardintas tiesiai į vandenį, bet veiks ir gylį rodys. Žuvies gal nesimatys, ten dar kažko, bet gylį aš matysiu vis tiek. Tai man tik to ir tai reikia. Nu va ir toks rezultatas. Toksai va. Viskas užjuodavo ir nieko nesimato. Mano optimistiniais skaičiavimais jisai yra apie 20 cm gylyje po vandeniu. Galbūt, o galbūt ir visiškai ne, nes nebuvo atlikti jokie matavimai, čia iš akies viskas daroma. O pačio echoloto tikslumas, kaip jisai tiesiai stovi ten, žodžiu, plokštumų atžvilgių, tai irgi buvo daroma visiškai iš akies, tai turėtų būti gan tiesiai. Tai dabar, kad neardyti visų ten tų, žodžiu, mano valdymo spintų, čia šitos, pasijungsiu tiesiai nuo akumo. Na ir šitaip ištestuosim, veikia jisai ar neveikia. Nu, va taip lievai, bet rodo gylį. Reikia dar biškį pakoreguoti. Čia prisimažinti šitą. Turėtų pradėti biškį geriau gal rodyti. Tai su echolotu tokie reikalai. Čia va taip va viską ir palieku. Nu, akumą išsinešiu atgal. Pasijungsiu iki galo jį kitą kartą. Dabar einu biškį apsitvarkysiu ir dar kažką reikia nuveikti. Nu, dar būtų gerai šiandien šitą padaryti. Kuro bako matuoklį. Viziolkės dar uždėjau. Labai gražiai atrodo. Kembriko neturėjau, tai, tipo dabar tai bus. Grįžo kaimynai. Spėkit, ką veikia. Remontuoja. Toliau vyksta darbas senam geram runduke. Čia dabar pasijungsiu pliusą per saugiklį. Ateina į čia.
Pliusas ateina į prietaisą, o čia yra minusas. Ateina iš to tumblerio, kurį įdėjau prieš tai prie įtampos tų matuoklių. Tai tas tumbleriukas šitą minusą pavaldys ir čia junginės šitą daiktą. Vaizdelis toks. Nelengvas čia gyvenimėlis, visko labai daug reikia, vietos nėra. Užsipyliau kuro, nes pajungiau ir rodo tą kuro lygį. Tik vieną mažą problemą, kad atvirkščiai rodo. Ir visaip, kai taliojau laidus, neina padaryti, kad rodytų teisingai. Tai žodžiu, kai būna pilnas bakas, tai rodo, kad tuščias bakas. Čia tvarkelė. Išsipumpavau dar su rankinė pompa iš bilgės viską, todėl kad automatinę bilgę turiu. Bet jinai man neveikia, nes aš ją durnai įdėjau. Pas mane atbulinis vožtuvas yra pačiam aukščiausiam taške. Ir kai atbulinis vožtuvas negauna spaudimo iš viršaus, jisai neužsidaro. Ir pas mane ta bilgė džing, žodžiu, visą laiką pompuoja. Žodžiu, aš ją dabar atjungiau. Va, ir dar ką, neparodžiau, ką šiandien nuveikiau. Irgi gesintuvą pakabinau. Tai, taip pat tvarkingai viską paliekam. Laivelis labai gražėja. Po biškį viskas pradeda veikti. Čia va elektra taukšt išsijungia. Aš dar mėgstu ir čia išjungti šitus, kad ir čia viską išjungi, čia išjungi. Vaizdelis toks. Ir aišku, kalponai ten su laidais krapštėsi. Tai ponės laivą visą išvalė tą progą. Pirmą kartą toksai švarus. Tai viskas, šiandien tiek. Taip pat atrodo gyvenimas žmogaus, kuris turi jachtą. Visi galvoja, kad čia labai kažkokia prabanga ar panašiai. Bet dėja, daugumos lietuvių realybė yra tokia. 2 dienas remontų ir pusdienis buriavimo. Aišku, būna ir išplauki ilgesniam savaitė ar panašiai. Bet principe, laivas tai yra krapštimasis, remontai, laidai, tepalai. Audiniai, dervas ir dar kartą krapštimasis. Iki. Dar pamiršau pasakyti, tinklo pakrovėjas sugedo, tai kitam kartui reikės bandyti tą seną prikelt arba naują įsidėti, tai dar darbų nusimato.